Sveiki. Geltonas langelis užsidegė, tai ženklas, kad įrašinėja. Šis video yra mano namų darbai. Kadangi prieš beveik 4 metus gyvenimas privertė gerai pergalvoti ir sudėlioti visas savo vertybės, aš pradėjau mokytis iš mokykloje. Besimokydama ten supratau, kad save realizuoti asmeniškai man nėra labai lengva. Todėl pradėjau ieškoti, kas galėtų man padėti. Žmonės mėgsta, kaip sako, susimokėti ir gauti paslaugas. Tai ne mano kelias. Aš labai mėgstu viską daryti pati. Man tai yra daug lengviau daryti pačiai, negu išaiškinti kitam, ko man reikia. Todėl visos tos paieškos mane atvedė į Evelinos Samulaitinės verslodaros klasę. Tenais susidėliojo visi taškai ant i. Supratau, ką turiu daryti, supratau, ko man trūksta, o man trūko SEO žinių, kaip optimizuoti. Ir tikėdamasi to išmokti, aš gavau daugiau negu tikėjausi, todėl kad išmokau ne tik, kad optimizuoti, bet pirmiausia susikurti pati svetainę. Ir tai yra daug paprasčiau, negu man visą laiką atrodė. Ir kaip sako, aš žegnojus ir sakiau, nu ko, bet šitų dalykų tai man tikrai nereikia ir aš jų nesimokysiu. Tai va dar viena pamoka, niekada nesakykit niekada. Bet nėra to blogo, kas neišeina į gerą, taip nutiko ir man. Baigusi verslodarą, praktiką atlikom, turėjom tokį renginuką, moteriškumo paslapčių stovyklą. Dabar baigiam jau SEO mokyklą, SEO mokymus online. Ir pereitą penktadienį aiškinomės, kas yra Hangoutas, kaip jį naudoti ir kaip jį panaudoti maksimaliai. Žodžiu, kad mums namų darbam Evelina uždavė įrašyti video atsiliepimų. Tai va, mano tokie atsiliepimai, mato, kiek aš jau daug pasakiau. Pasakiau, kur mokiausi, kaip man sekėsi, kad gavau daug žinių ir kad visas tas žinias aš praktiškai pati jau taikau savo versle. Tai va, ir dabar belieka tik pridurti, kad kodėl aš tiek daug gavau. Todėl, kad pirmiausia visada sėdėjau kiekvienoj pamokoj, nes tai yra labai patogu. Reiškia, nereikia niekur eiti. Turi valandą ir sėdi ir klausai. Antra, visada visur dalyvavau ekrane, nes tiesioginis kontaktas su dėstytoju man yra ypatingai reikalingas ir jis labai pasiteisina. Čia pat praktikoje, kad ir šitom SEO mokymuose yra svetainė, padarėm svetainę, tvarkoj, kas neaišku, atsiverčiam ir aiškinamės, ekranas pasidalinam ekranu ir viską iš karto ten pat vietoje taisom. Tai žinokit, jeigu jūs galvojat apie verslą, o jeigu jūs abejojat, tai ypatingai tiem, kurie abejoja. Tiesiog pasižiūrėkit video, pasiieškokit internete apie mokymus atsiliepimų, kitų studentų ir panašiai. Ir žinokit, bandykit. Ir net nebandykit, o eikit ir darykit. Tikrai, ką išmoksit, ant nugaros nenešiosit. Kiekvieną centą, kurį aš investavau į visus šitos mokymus, pradedant iš mokyklą ir baigiant šituo SEO akademijos mokymais, SEO mokymais online, žinokit, jau dabar atsiperka. Tai ką kalbėti, kaip atsipirks ateityje, bet tik tai, kaip sakiau, jūs turite eiti daryti ir su šitų visų profesionalių žmonių pagalba jūs viską įveiksit. Tai mano toks namų darbas. Video įrašiau, buvo labai sunku, nes mano sako, mąstymo sudėtis visai kitokia, bet nežiūrint to, kad aš įpratusi prie kameros, iš tikrųjų tai reikės dirbti ir praktikuotis, bet kaip sakiau, techninė dalis yra aiški, tai visa kita yra saulėgrąžos. Tai tiek žinių nuo manęs šiandien. Sakau, iki sekančių naujų susitikimų. Ate.